Šią savaitę įvyko 4 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 3 eismo dalyviai. Žuvusių ir sužeistų skaičius šiais metais ženkliai auga ir tai kelia mums didelį nerimą. Eismo saugumui skiriama daug policijos pajėgų, kelių policijos valdyba nuolat organizuoja įvairias priemonės, akcijas, švietėjišką veiklą vykdo su švietimo skyriais, įstaigom, bendruomenėm, nuolat dalyvauja įvairiuose visuomenės renginiuose. Tačiau viso to be visuomenės supratimo, be eismo dalyvių supratimo, be jų tarpusavio supratimo, be atsakingumo vairuojant transporto priemonės, mes norimo rezultato dėja šiandien dienai neturime. Čia tik kartu vykdydami bendras priemonės galime užkirsti kelią skaudžiom nelaimėm ir pasekmėm.